Nuo pašventinimo prasideda kryžiaus ar koplytėlės gyvenimas. Garbinti, melstis galima tik prie pašventinto kryžiaus. Todėl naujai pastatyti kryžiai būdavo paženklinti visiems suprantamų ženklų. Daugiausia šiaudų gniūžtė. Pašventinimui ruošiantis kryžius papuošiamas vainiku, gėlėmis. Pastačius kryžių dažnai sukviečiami giminės, bažnyčioje aukojamos šventosios mišios. Kryžiaus pašventinti atvažiuoja kunigas. Pati šventinimo apeiga vyksta pagal katalikų bažnyčios apeigyno ritualą ir yra gana paprasta. Ją papuošia liaudies giedojimas, maldos, paskui vyksta vaišės. Tridienis, šeštinis, Kristaus dangun žengimo šventė yra skirtos kryžiaus pagerbimui. Jos vadinamos kryžiaus dienomis. Kaime sakoma kryžiaus, kryžiaunos dienos. Lietuvoje buvo įprasta tom dienom lankyti kryžius. Ankstyvą rytą arba vakarą susirinkdavo visas kaimas ir eidavo nuo kryžiaus prie kryžiaus giedodami visų šventųjų litaniją bei įvairias giesmes. Procesijos prie kryžių vyksta ir Švento Morkaus dieną. Šio papročio ypač laikosi dzūkai. Procesijai paprastai vadovauja pamaldumu pasižymintis kaimo vyras. Jis velkasi kamžą, ima kryžių ir procesija pajuda. Dažniausiai jų užsibaigia kaimo kapinėse, prie kapinių kryžiaus. Švento Morkaus procesijos kai kuriuose atokesniuose Dzūkijos kaimuose buvo rengiamos ir sovietiniais metais. Iš kryžiaus dienų daugiausiai likę tik prisiminimai, jų papročiai buvo nuslopinti. Atgimimo metais kryžių lankymą bandoma atgaivinti. Sukviečiami žmonės su giesmėmis, aplankomi kryžiai, į maldas, giesmes įterpiami pasisakymai, dažniausiai procesijos vadovų. Prie kryžių kai kuriuose vietovėse renkasi giedoti gegužinių pamaldų. Tam tikros apeigos lydi ir kryžiaus egzistencijos pabaigą. Kaip ir kiekvienas šventintas daiktas, supuvęs kryžius negali būti bet kur numestas, jis sudeginamas. Vienur tą daro kryžiaus šeimininkai, kitur tai vyksta tam tikrų metų. Pavyzdžiui, Žemaitijoje kryžius degindavo didįjį šeštadienį per ugnies šventinimo apeigas. Dzūkijoje tebėra gyvas paprotys deginti kryžius visų šventųjų dienos vakarą. Kapinėse sukuriamas laužas, prie jo susirinkę žmonės meldžiasi, gieda. Jeigu nėra degintinų kryžių, laužui kurti naudojamos malkos.